Česlovas Milošas yra dviejų kultūrų - lietuvių ir lenkų kultūrų atstovas. Sveiki, VDU pavasario festivalio klausimėlis. Ką girdėjote apie Česlovą Milošą? Nieko. Nieko, nei kas jis toks buvo, nieko neteko girdėti? Ne. O kuo jis susijęs su VDU? Nežinau. Tai nieko nežinot. Ne. Nu baisu. Mes literatūrai paskendęs neturim laiko niekam gyvenimo. Neturim gyvenimo mes. Gerai, supratau. Šitį nieko nežino, keliaujam toliau. VDU pavasario festivalio klausimėlis. Ką girdėjote apie Česlovą Milošą? Jo. Poetas, lenkas berods. Kokios kilmės? Lietuvis tikriausiai. O kuo žymus? Kad jis rėmė Vytauto didžiojo universitetą, berods dėstytojas buvo ar lektorius, nežinau. Buvo dėstytojas, tai ką jis dėstė? Tikriausiai literatūrą. Literatūrą. O galbūt žinot, kokį labai žymų apdovanojimą jis yra gavęs? Nobelio premija literatūros galbūt. Ir kuriais maždaug metais, kuriam amžiui čia? 20. 10 amžiui. Gerai, ačiū labai. Sakyčiau, Milošas buvo ypatingas ne tik Lietuvai ar Lenkijai, Milošas buvo ypatingas pasauliui. Viena detalė, kurią noriu priminti, Milošas buvo Nobelio premijos laureatas. VDU pavasario festivalio klausimėlis. Ką žinot apie Česlovą Milošą? Nedaug ką. O ką maždaug, ką teko girdėti? Nieko, nuoširdžiai nelabai nieko žinau. Šie metai yra paskelbti jo metais Lietuvoje. Oi, aš atsilikus šiek tiek, tai atleiskit. Galbūt ką nors girdėjote apie Česlovą Milošą? Kas jis toks buvo? O nežinau, žinokit, negirdėjau tiesiog. Negirdėjot, o kaip jums atrodo? Gal koks iš meno darbuotojų? Meno darbuotojų, tai čia VDU universitete. Žinot, nežinau, negaliu tiksliai sakyti. Gerai, ačiū labai. VDU pavasario festivalis. Ką žinot apie Česlovą Milošą? Žinau, aš buvau šitam jo tėviškėj ten, dirbti teko. Ir kur jo tėviškė? Kėdainių rajone Šateniuose. Puiku, tada kas jis toks buvo, papasakokit. Rašytojas, gimęs tenais, lenkas. O kokią garsius apdovanojimą yra gavęs? Nobelio premija. Nobelio premija. Gal net žinot kokių nors garsių jo kūrinių? Nu, kad neskaitęs aš jo kūrinių. Neskaitęs. O kuo susijęs su VDU universitetu teko girdėti? Česlovo Milošo yra fondas, kur tas yra studijų centras yra. O kokia paroda yra atidaryta? Kur galbūt irgi girdėti? Tai buvo šitam rektorate, salėje. Rektorate. Pirmame aukšte. Gerai, ačiū labai. Gerai, kokios jis kilmės galėjo būti pagal pavardę? Česlovas Milošas. Gal žydas? O jo poezijos temas turbūt galima nusakyti labai bendrai. Tai yra žmogaus egzistencija 20-ojo amžiaus pabaigoje, tai yra savivokos, savęs ieškojimo, savęs suvokimo aspektai. Ką girdėjote apie Česlovą Milošą? Žinau, viena auditorija jo vardu yra pavadinta ten menų fakultete. Menų fakultete. Jei neklystu. Tai kas jis toks galėjo būti? Žinau, Nobelio premijos laureatas, jei neklystu. Bet daugiau čia per taps man kažką pasakoja, bet nepamenu. Kuriam amžiui gyveno? Čia labai senai ar čia nesenai? Labai protingas žmogutis. Tai kuo jis galėjo būti susijęs su VDU universitetu? Neįsivaizduoju. O jis lenkų rašytojas, jo? Tada ką jis galėjo būti parašęs? Ką nors apie Lietuvą? Nors apie Lietuvą, taip? Taip. Ir kuriam amžius maždaug gyveno? Prieš kokius 100 metų. Kuriais metais Česlovas Milošas buvo paskelbtas garbės daktaru VDU universitete? Garbės daktaro realijos Česlovui Milošui buvo suteiktos 1992 metais.